yra šaudimas keksas, žiūrėkit, nemaišykit kekso su mylėjimus. Keksas tai yra tik tais energijos ištaškymas, naudos nulis, nei vyrui, moteriai gerai, ne babkių gauna, o vyrui naudos nebus. Vat mylėjimas jis vyrą pakrauna, o mylėtis galim kada tu su ta moteriai kažką jauti. Ir niekada nesulyginsi sekso su mylėjimuose. Aš galiu ramiai šnekėti, mano vaikų nėra. Так, aha. Ne, Toni niekada neatleisčiau neištikimybės ir melo. Ir kadangi pati tokiais dalykais neusiminėjau ir nemeluoju, tai ir aš nebegalėčiau su žmogum gyventi. Ir aplamai niekas neatleistų iš neištikimybės. Man nei vienas nepaaiškintų, kad galėtų atleisti, arba atleidom ir gyvenom. Būna, kad ateina, vyrui tikrai ateis mintis į galvą, kad ir vyrai ne visi galėtų gyventi su moterim, kuri buvo neištikima, o moteris jinai niekada nepamirš, jinai lauks tokio momento, kada galės tau įgelti. Taip kad, ne, aš, kaip aš sakau, daug ką suprantu, esu tolerantiška daugam, bet tikrai netokiam dalykui. Jėzau, ką pralėtinė tą vasarą, kokį šlikštį tai negražus siaubas. Sūnau, tavo skonis gendo pabiški, nežinau. Kas ten tave taip veikia. Ir kas yra neištikimybė? Suprantat, kas yra neištikimybė? Kada į savo miegamą įsileidžia du žmonės, į savo tvirtovę, į savo pasaulį įsileidžia trečią žmogų. Viskas. Tai yra sujaukta, tai yra nebešventa, tai yra tas pats, kas per šventyklą praeit su šūdiniais batais. Niekada nebebuvo taip, kaip bus. Ir po duko sudaužyto jūs nesulipinsit. Ir tikrai nebus, kaip man vienas negalėtų pasakyti, kad kažkas buvo neištikimi, jie ten susipyko, paskui viens kitam atleido ir labai fainiai gyvena. Nieko panašaus. Kas galvoja dėtas, nieks nesako apie tai. O ten galvoja kirbė. Kirbo mintelės kars nuo karto išlenda, suprantat. Žmogiškos prigimties nepanaikinsi. Gali apsimesti. Kodėl, pavyzdžiui, vyrai, Rusas su vaikais, ne? Saida, dabar žiūrėkit, pasakysiu kodėl. Vyrai neturi instinkto, jie neturi to instinkto, ką mes turim, instinktą motinystės. Pas vyrus yra išugdoma. Kuo daugiau leisit vyrui su vaiku, aš taip supratau, nekuria ryšio su vaikais. Jie kursia ryšį su vaikais, bet didesniais. Vyrai mažų vaikų prisibijo. Supraskite, pas jų to nėra. Ir kuo daugiau vyrui leisit būti su vaiku, kuo daugiau leisite jam dalyvauti to vaiko gyvenime, tada pas juos užsimezga ryšys. Taip, kaip jūs įsivaizduojat, kaip mes, moteris, jie paima rankas vaikus ir jie bijo juos sulaužyti. Tai yra normalu. Jūs pažiūrėkit, vėlgi grubiai sulyginsiu, kur gamtoj matėt, kad patinas prižiūrėtų jauniklius. Nėra to. Gal reta rūšis gyvūnų. Ir vaikams reikalinga yra iš pradžių mama. Tai pirmi metai kažkur mama, gal pusantrų. Paskui atsiranda vaiko gyvenime tėtis. Po to vėl mama. Ir vaikas, jisai žino, kada reikia su tėčiu, kada su mama. Berniukams, aišku, daugiau tėtis yra, jisai jau kaip buvo didesni, o mergaitėms irgi tėtis, bet jos ir vėlgi kitas visai bendravimas tėčio su mergaitė ir tėčio su berniuku. Tai yra, tėtis yra pavyzdys vaikui, jis žiūrėdamas į tėtį darys taip kaip tėtis. Taip kaip mama elgiasi su tėčiu, jis tokia pat supras pasaulį, tokias pat moteris žiūrės, kurios elgsis su juo taip pat kaip mama su tėčiu. Dėl ko mes esam, ant tiek turim galvoti, mąstyti, ką mes darom gyvenime. Ačiū, Usar, gerai, sekas, viskas tvarkuoja, palauka. Labas, mano viena gera mūsų šitą. Labas, Evelina, labas. Labas, širdelė. Sako, reikia mylėtis tik su ta, kurią jauti, o kaip reaguoja Vladas už pinigus, tai gauna. Kur tas Vladas gauna už tus pinigus? Kaip šiaip sakant. Kad gautų? Nėra taip lengva, žinok. Niekada nesuklydai. Apie ką jūs? Usar, pasakyk man. Tada labas, dedukau, labas. O aš vis laik vėlai, todėl kad taip grįžau vėlai. Ką tik koja prasidūrė šūkė.
Nu, pradezinfekuok ir viskas bus gerai. Taip. Ūsą aš visada. Aš nesuėjusiu į kairę, į šoną. Į šoną, kaip aš sakau, esi santykiuose, turi būti privalai santykiuose. Išeini iš santykių, čia yra tavo reikalas, daryk, ką tu nori. Nu, vat, yra ir tas, kažkam pritarė, nežinau kam. Ar pasiryžtum santykiams su jaunesniu? Kas yra Toni jaunesniu? 15 metų, nu ne. 20 metų, ne. Bet vėlgi tas jaunesniu. Kaip aš sakau, yra jaunesnis, kitą kartą būna ir išmintingesnis, ir vyriškesnis, ir protingesnis už tą vyresnį kažkokią tai amžiaus vyriškį. Tai va, tai ir jaunesnis yra toksai, suprantate, nėra apibrėžto, kas yra jaunesnis. Svarbiausia, jeigu žmonėm yra abiem gerai, jeigu jiems yra, kaip sakyti, abiem fainiai, aš manau, skirtumo nėra. Aišku, jis turi būti pilnametis, ne? Nu, ir ne 50 metų skirtumas. Tai čia irgi suprantate, kad dar spėti reikia pagyventi kažkiek tai. Bet čia labai daug priklauso nuo abiejų žmonių vertybių požiūrio ir yra labai daug jaunų žmonių ir tiek vat, ir vaikinų, tiek ir merginų, kurie yra brandesni nepalį amžių. Patka, Dukra nuo pirmų dienų ant rankų nešiot. Va, Evaldai, todėl taip. Dukra tu ir nešiok ir mylėk. Evaldai, aš pasakysiu taip. Nešiok, mylėk dukrą iki tol, kol tu netiduosi kitam vyrui rankas. Nu, ta prasme, vyrui tam iš... Kodėl, aš paaiškinsiu. Kol tavo dukrytė jausis saugi, laiminga, rami namuose, jinai nebėgs į jokiam vyrui glėbį pačiam pirmam pasveikiusiam. Ji nekurs šeimos savo. Jie gerai bus namie. Ir jinai adekvačiai išsirinks į tėtį panašų vyrą. Nu, tokiam savybėm. Labai teisingai darai. Mergaitėm labai svarbu tėtis yra. Evelina nelabai širdelė, žinok. Jau žinai, kai jūsų daug, aš viena pati. Sulaužyti vaiką. Saida, Vladas daug ką sako. Šnekėti vienas yra, gyvenimas tai kas kita. Evaldai, va dar yra, aš pamiršau pasakyti, kada vyras jau pribręsta. Kada jis pradeda šnekėti apie vaikus, kai jis pasiruošęs vaikam yra, o tada jo irgi. Dar jeigu vaikystėje, pavyzdžiui, mano bernai, mano mažais, savo brolį augino, jau tikrai žinos, kaip su vaiku elgtis. Tadukau, dėdukau išdavė. Tu išdavėjai, netėjai į laivą. Kiek dienų? Kur buvai? Kur vadalojas? Greit ataskaita. Ką veikiai savaitgalį? Anuka? Senas dėdas tu. Mano amžiaus skirtumas jau gyventi maks 10 metų į abi pusės. Tai vat, žinai kaip yra, kai suves visatą su žmogum, kuris tau bus ir dūšiai gerai, ir sielai, ir dūšiai, ir širdžiai, tu nežiūrėsi nieką. Kol, kaip sakyti, jeigu nėra tokio varianto šalia, ne, tai vat, kol kas taip atrodo. O būna, kad, supranti, susieina žmonės ir kiek vat, tokių, vat, pavyzdžiui, kaip sakyti, ir žymių žmonių, poetų, muzikantų, kiek vat, yra po 20 metų skirtumas. 25 yra. Nu, Rusijoje žinau, kad vat, šamanas, tarp kitko, va, irgi, jo žmona yra už jį vyresnė, aš nežinau, kiek ten metų. 12, kiek ten, virš 10, daugiau negu 10 metų vyresnė. Aha, Tadai, tu juokauji. Kiek tam sūnui metų? Nu, jeigu mano mylis ateitų, sakytų, mama, man 10 metų, va rugsėjai bus, ar galiu. Sakyčiau, sūnau, nu, palauk biški. Bet jeigu tadukau tau yra metukų biški daugiau negu 20, nu, 18. Tegu būn. Vis tiek jau pilnamės ritmams klaus. Tada sakyčiau, nu, kažkaip negerai, kad mama nori žvakę laikyti tau.
Ne. Venk. Todėl, kad supranti tau, taigi, žinai, kaip sakyti, ne ten žodį padėsi, viso gero bus. Ateik. Kur tu dar supranti tave, kas pastatysi doros kelią? Palauk, čia vaikai pešiojas. Taip, metai tik ir skaičius pase. Svarbiau, kas yra vidinis pasaulis, vertybės kokios. Tadukau, ką tu nori sakyk? Nu, žentelė, tu jau šio per senus žinias turi. Vaikai dabar dar anksčiau tai daro. Aštuoniasdešimt penki. Nu, vat pažiūrėkit, ateina vyras, aš suprantu, tu esi vyras, ne? Taip galim tai vadinti, nes pas tai ir tarp klyno kabo varpelis. SNDM 85. Nu tai vat, ką tu tokiu tų vyrų gali kalbėti? Čia vien tik tai, tu supranti, kad pirmą frazę tavo, vat normali moteris, paskaičius tavo tą tokį sakinį, jau supras, kad tau yra kažkas negerai supranti, su šarikais, fanarikais. Ir nebendraučiau. Žai dėl ko? Nu dėl tokio vat bukumo, trumparegystės ir šnekėjimo tokius nesąmonės. Muzika, nu ko nors sakyk. Evaldas, apie gyvenimą tai toks įdomus tikės pasakymas, kad kiekvieną mes esame savanaudžiai ir norim. Aš sutinku, ne, to ne. Aš ne į klubus neinu partnerių ieškoti, aš einu šokti. Ir klubuose, tu supranti, kas yra. Aš nesu iš tų žmonių, kurie pasiduoda instinktams, pamačiau ir man taip nėra buvo, kad aš pamatyčiau ir įsilydyčiau. Gal dėl to, kad aš visą laiką žiūriu akim. Supranti. Realiai matau. O ne fantazijas įjungiu. Ir nepasiduodu instinktams. Gyvenime ir tai buvo, kad mano, aš vasakau, aš nesu turėjęs ko, aš važiuočiau prisišnekėsiu. Aš nesu gyvenime tai buvo, kad aš pamačiau ir man buvo tiesiog, žinai, kaip būna, akise sumirgėjo ir tu įsilydini. Aš iš tų žmonių, kur tu turi pabendrauti, susipažinti ir tada, jeigu kažkas, tai kažkur kažką, ir tai labai priklauso nuo pojūčių šalia to žmogaus, kaip jis elgiasi, ką šneka. Taip, Evaldas, tu teisus, čia yra infantiliški, egoistiški, savanaudiški žmogaus, savanaudiškumo žmogaus, kaip čia pasakyti, toks ilgas sakinys, ne? Žmonės nemoka mylėti besąlygiškai, kaip šunys. Ir todėl ir yra bėda šitom pasauliu, kad žmonės perka, parduoda, viską galim, kaip nori nupirkti, viską suveda į materialius dalykus, į savo poreikių instinktų patenkinimus. Niekas nenori aukotis, atsiduoti ir galvoti apie kitą, kad jam būtų gerai. Niekas nesupranta, kas yra meilė. Meilė naudoja, bet niekas nežino, ką tai reiškia meilė. Taip, Evaldai, tu teisus. Visi gyvena iš egoistinių tų savo sumetimų. Sūnau, aš tave išbrauksiu iš testamento, tu esi, ką nori, jeigu padeda ragelį. Žaltys nevaiks. Kur jisai saugo mane, ką jis tam pasakė? Tak, tavęs nebeskaitysiu, dar šūdą malsiai išmes lauk. Nesiginčyk, žentelis yra atsitrenkęs į staktą. Ne, to aš neturėjau tokių dalykų. Ne. Kad taip pat pamačiau ir susilydžiau. Ne. Jei matot giliau, kodėl tada vis pasirinkai ne tą vyrą, su kuriuo ilgai laimingai. Saida, žiūrėkite, pasako, ką aš visai ką kartuoju ir pasikartos dar kartelį. Vyram reikia uždrausti žiūrėti porno, o moterim romanus apie meilę. Ilgai laimingai būna labai retai kam, labai. Čia yra du žmonės, turi sutikti viens kitą nuo pat pradžių, su tom pačiom vertybėm, požiūriu ir branda, ir daug kas turi sutapti. Aš palyginimus laik naudoju Šreką.
filmuką, tai vat yra Fiona ir Šrekas, ane? Tai vat du žmonės, kurie surado viens kitą. Jie abudu neišvaizdus, abudu paprasti, abudu apsileidę, abudu tokie biškiai, žinai, teliauškiai, abu gyvena pelkėje, abu gyvena supranti, vat jie ir nugyvena tokie žmonės, aš čia gerąją prasme aš bandau paaiškinti, nes jų pasaulis tas pats. Princas su princesė. Ten būtų nesveiki santykiai, kur princesė galų galę susirgtų, o princas jisai bujotų ant to. Nes tai yra abuseris, neaiškiai, mamai, blemba. O dabar aš tau padėsiu ragę. Kas per vaiks, aš nežinau. Pareinu sūnau nezysk, ko nori dainą sakyk. Kada prie jūros buvau, vasaros pradžioje, man atrodo, gangsteris, ką tu sėdžiu, muzika kokia. Aš jau tau kabrioletą uždėjau, kokią tu nori muziką, vabaliuks uždėstoj. Čia tu prieš milijoną metų. Va, jeigu Eridai tu turi pavyzdį, tau labai lengva, supranti. Žiūrėk į savo tėvus. Klausk, tėti, mama, kaip jūs taip? Ką darėte? Ką jūs daro tokio, kad vat šitaip gaunas pas jūs? Ir žmonės, kada viens, tai yra dėl to, kad iš dar tų senų kartų, žmonės dar prisimena tas, kad ką reiškia mylėti. Aiškus, jie savaip, jie gal nebesupranta šitų laikų, bet jie turi tą tokį ryšį. Savo, gerai, tikra klaipėdėtė. Evaldai, taip, aš tikra klaipėdėtė. Kur ta jūra dings, juk neišdžiūs, supranti. Šiaip aš nelabai mėgėjau jūros, dėl to, kad mane iškrauna, iš manęs energiją atima. Labai džiaugiuosi, kad mano vaikai niekada nemėgo jūros, nes mano klasiokė buvo nuskendusi ir galvoju, ir man nereikėjo pergyventi, mes turim karjerus, upės, mums štai. Ai, gerai, palauk, aš nežinau, kažkaip, nežinau, tu iš vis ne į mane. Jaučiu tėvų. O! Tėvų genų vaiks. Mama, kodėl leidai rūkyti? Kur? Su Džedaju aš tau leidau. Kada tu rūkėjai? A tu rūkai Džedaju? Šlagerius. Tuoj paleisiu šlagerį. Palauk, kuris ir tas šlegeris. Tuoj, bet dar tada po šitos dainos, gerai? Tuoj, Emilė, bus mūsų daina. Išdabal, kad tu. Ai, kuris, tai tikriausiai in miestų, širdelė, in miestų. Kažkur pas mus ten daug nėra kur pasisukti. Daug klubai į klubus panašus. Protas vyro, nori tu teisai, karšis parūkyras. Karoš, Leo, neskubėk. Šitą Leo neskubėk. Aš niekur neskubu, tu irgi neskubėk. Bet tu matai, ką man skambinėja, kad aš sakė sustabdžius. Aš vis pastoju neperskaitau jam. O, kaip gerai matos. Supratau. Dreba kažkodėl tai. Matyti iš po savaitgalio, čia vis dėlto pirmadienis, nepamirškim. Trūksta. Tavęs dedukau, Tadai. Labas, o mūsų. Labas, kampačpikai. Vaka auginu vaką. Vaką aukit. Vladai auk, greitai. Gerai. Ateis, pasvajok. Vat čia dabar tu gali pasvajot. Tik tai sapne tavo. Tik tai drėgnuose, šlapiuose tavo sapnuose tu pas mane galėtum ateiti. Palaukit, aš pablemba. O, blemba, pavalgiau ledą. Karoči.
Nekenčiu dar kartelį vaikų. Nė vieno ledo. Užsimerksit. Užsimerksit, kaip pagarbiai. Neužsimerksim. Dieve, dieve. Gerai, dabar mano daina. Mūsų su Emilija daina. Kiek kaip gražiai pasakė žmogus. Airida, jūsų bus dainelė. Daisy, laba. Laba, laba. Nežinau, kas čia. Neprižlibinu. Man nori. Čia paskutinis bernvakaris pas jį. Va toks jo bernvakaris bus. Daisy, palauk, dar neįsiaiškinam, kas čia žino. Gal toj pat tapsi. Čia žinau greitai, giminystės ryšius atrandam. Bus kokį pusseserį. O tai viskas. Andrius, labą vakarą. Saida, ne. Atėjo Laima. O sakiau, o aš ką sakiau. Ateis ir Laimai tokiam. Svarbiausia, kad be Laimono. Laimono, taigi nesiveda. O Evaldas ir Deizė. Pusseserė ir pusbrolis atėjo. Paskutinis. Tai ką gelbėk? Kaip pas gelbėk? Nu čia dabar. Žentelį, ką gelbėti? Tau nekaltybė? Nu čia dabar. Aš sakiau sesiai, sakiau ir dukrai. Įtartas tas žentelis mūsų yra. Slidus kaip gyvatė. Jis kaip tas žaltys, supranti, ungurys žaltys, va. Ungurys daugiau. Unguriai lenda į skylės. Žaltieji taip ne. O jie kur kaip skylė, kur šilčiau ten ir lenda. Taip ir čia tas pats. Reikia sakyti, kai ateis rasite, kai jau grybus ruošt. Iki, Andrius, malonu. Laimo ir tekilos. Paulius, pasakyk, kad Laimė pasimtų šito Laimo ir tekilos. Ką jin pastai tuščiom eis? Nu, čia dabar, tu žinai, kad dabar moteris viską pačios daro. Nu taip. O jūs ką nežinot, kaip gaudo ungurius. Bačkai leidžia į šitą į vandenį, ten įdeda, kažkokios tai pašvinkus. Nu ir tada jie sulenda į tą bačką, priėda tos mėsos, nebeišlenda, supranti. O taip ir pagaunam yra meilužiai. Ai, Evaldėlė gerai. Va, mes turim kunigėlį. Tu pabūsi pastorium, supranti. Ai, kanda. Pabūk pastorium. Kleboną mes jau turim, bet girtą kleboną. Suprantis, ten stulpus varto, kartu ateina, ten dainų paprašo. O kas kaltas? Mano dukrytė. A tu juokauji, žentelė, mano dukrytė yra švelnumo ir kuklumo ir šventumo įsikūnymas. Jinai musės nėra nuskriaudus. O tu nori vaikai skaudinti. Tugi žinai, kad vakar sakė, kad turi, aš tau bendrasiau, kad turi juodą diržą. Taip kad galvo gerai. Jūra Giovanni. Toj. Palaukit, vaikai, palaukit. Airitai, dabar užleiskim Emilijai dar dainą, paskui tavo, gerai? Oi, koks čia buvo jūra. Kas ten žino, Saida, ką jis daro, supranti? Gal dabar sėdi džedas prie ekrano plikas atsisėdęs. Mes tai nematom. Ačiū Dievui, kad dar tik tokas iki tiek neištobulėjo, kad negali matyti, kas yra už ekrano. Čia jūs tai matot mane? Pradėkite povandeninę kelionę su mumis. Diving Lithuania. Nu, o ką tu galvoji šitą Deizę? O ką tu? Kaip kitaip pavadinti tokius, supranti, kurie lenda į svetimas skylės? Į savo... Nu, tai aš sakiau, ką žeminė.
Nu, Deizi, šeimos nepasirinksi, supranti. Šeima yra toks dalykas. O vienintelį, ko tu negali pasirinkti šeimos. Jau kur tavi devulis atblaškė, ten ir tu turi būti. Kas jau palauko, buvo, Erido daina dar buvo. Šeima yra šeima. Tai dar palauk, senolių šiandien nėra. Tas yra iš vis ant, supranti, su dievais jau šneka beveik. Reikėjo perliubat. Vat. Pataisom. Ką pataisot? Ką tu ten ruošies taisyti? Sūnau. Teta? Ne, galim tetus taisyti. Palik Deizį ramybei. Jau pataisyti ruošies. Juk nesulūžus yra. Nu, tu duodi. Nu, tu ko nemirtingas žentelėse. Tu 9 gyvybės kaip katinas turi. Žiauru. Aš žiauriai esu šokiruota tavo drąsa. Jo. Nu taip, kol neištekini, supranti. Kol neištekini, tol turi... Svarbiausia, Deizį yra labai gerai išreklamuoti. Nesvarbu, gal ten jau ir 5 vaikai. Bet reklamą reikia padaryti tokią, kad, supranti, panorėtų. A jau mes jau šitą vakarą dainavom, ačiū. Nereikia. Kas čia nekaltas? Visi čia nekalti. Pataisimai. Nu, o, mano daina. Dabar savo dainą uždėjau. Myliu save, už tėvynę, taip. Myliu saulę, myliu lietų ir gėlės. Ir tėvylė, oi. Laivinsis tenai, tiek prilaivins, kad sakysit, uždarykite tu savo laivą. O širdėlė, Robertelė, gero poilsio, gero miego ir rytoj sėkmingos dienelės. Likiukas mažutė. Ko man trūksta? Vyno? Nevartoju alkoholio. Vyro trūksta. Kunigą turim, advokatą turim. Ką mes dar turim? Kažkas dar yra. Taksistą turim, šitas Žanas yra taksistas. Karočią, gretos mūsų, ačiū širdėlė, mums reikia jų. Kartais, žinok, reikia išpainioti tokias situacijas, kad skaitau atidžiai. Atidžiai. Ką nori? Nu, gali sakyti, kad ir taip, žinai, bet Evaldai iš tikrųjų daugiau, matai, raudonas spalvas priduoda tos energijos tokios. Kaip ir galim sakyti ženklas tau. Nežinai, noris va to tokio, va, čia kaip hormonus matyti daugiau. Leonai, taip, jūs, aš klausiu, ar jūsų buvo labai geras savaitgalis? Nu, tas nesėkmingas geras savaitgalis. Ir tada Reinvest atstovė man su šiandieniniam pasiekmėm. Apsilankyti čia po kurio laiko ir įsitikinti, ar jie iš Nes dabar matau, kad 2 raidės jūs pažinot klaviatūrai, tai aš. Kur nebuvęs, aš ir vėl čia atvykau pati. O visą kitą jums sunkiai sekas. Žiūrėtai, aš matau, kad ne tu. Ačiū, Vygantai, ačiū, malonu. Ačiū. Padausias protų. Aš nesakau, kad iš vis nemastyti. Mam, ką nori vaikas. Nieko, Valdai, pastovėk, palauk. Nieko, pastovėk, palauk. Nu, tegu Vladas parūko, mes visi pasaugokim Vladą. Maža ką, supranti, nupūs iš laivo jį kur nors. Bent jau iškviesim tave pagalbą. Kodėl aš sakau, kad protas yra velnės, nes protas jisai mumis nuvelka į tokias visus už... Čia nemyja. Atsiprašau. Nu, atsiprašau. Sumaišiau dainininkis. Ten buvo Viktorija.
Žiūrėkit, kai būna apie kažką mąstymas, tai kažkokia stresinė situacija arba kažkoks įvykiai, tu pradedi galvoti ir tavo protas tiek užvelka, tiek prisuka minčių į galvą, kad paskui tu net nebegali normaliai nei miegoti, nei gyventi ir tu vis kuri fantazijas. Ir kaip ir sakoma, ne visą laiką mūsų mintis yra mūsų mintis. Sūnau dainuoja greitai, rūkai ir dainuoja. O, trumpai ir aiškiai. Taip, trumpai ir aiškiai. Einam, kur? Rūkyt? Nu, rūkyk, mes visi stovim, laukim, kol tu parūkysi, nu. Ai, staugi, nu, šaunuolis. Didžiuojus, tai aš mačiau, kad tu turi gerą balsą. Tu turi iš vis talentus. Tu esi talentas, balsas geras, plastika gera, kūrybingas labai. Nu, ko dar tau reikia? Kad būti žvaigždė. Jokie berniukai neprilygsta tavo talentams. Taip. Ir sūnau dabar bus akordas. Taip. Nu, sūnau. Kad girdėčiau čia. Va, matai? Moki reiškia. Gerai. Ten, supranti, tavęs nieks negirdi. Ten tik tais rykliai galbūt girdi, nu ir kokias nors kelios žuvytės. Klyk, kiek tau išeina, kiek plaučiai neša. Jeigu aš čia klykčiau, kaimynai, supranti, suabejotų mano adekvatumu. Kur Robelte ir pavėlavom? Medūzas pofik, jos yra besmegenės. Medūzas negalvok apie medūzas. Žuvyčių gaila. Ai, pavėlavo. Nu, kas kalts, reikėjo laikroduk susitvarkyti, supranti. Jeigu laikrodis, supranti, labanakt širdė, labanakt. Reikia susidėti, bet tai reiks normaliai savo laikrodį. Pas man iš vis stovi laikrodis. Aš iš vis pavėlavus konkrečiai. Mano iš vis viskas, mano gyvenimas stovi, suprantat, laikrodis stovi, gyvenimas stovi. Dieve, gal apie tai sesė ir kalbėjo. Gal batareikas pasikeisti ir iškart pasikeis gyvenimas mano. Džedai, ačiū. Geresnio laikrodžio reikėjo. Galbūt. Bet reik pagalvoti apie tai. Taip, mažutė. Vladuliui labos. Buvo, kaip miela. Nu, ačiū vaikai, kad atėjo. Davai, Džedai, saldaus miego, gero poilsio. Tu esi nerealus magnetas. Tu žinai, kieno magnetas. Viskas limpa, kas juda aplinkui. Fu, sūnau. Airidai, ačiū ir tau tas pats. Robertelė labos, Airidai labos, Vygantai labos. Malonu, aš manau, kad jūs pirmą kartą. Ateikit sekantį kartą. Nu, trauko, kas tau trukdo. Tu virsakas šlapia vietą. Vot, mąstyk dabar su galva. Daryk išvadas, daryk kažką, tai daryk keisk. Jo, Vladulė, ačiū tau. Sūnau, kad traukiui. Nu, trauklapį pasiimk, prisidėk, aš žinau, gal padės trauklapis. Nu, vat. Magnetą nusipirk. Didelį. Viskas, mėlėjai, ačiū, kas buvot, ačiū, kas leidot, ačiū, kas klausėtės. Bėgo tėvai. Ai, bėga tėvai. Saldžiu, Evaldai, malonu. Da, kas ten? Ką tu, jokies? Aš jokingu, bėga tėvai. Tėvai vis laik bėga. O, teisingai, sūnau. Visi tėvai bėga. Supranti, padaroj bėga. Radom zafaka. Labanat, Vygantas. Viskas, mėlėjai. Kas ten irgi dar sėdė, laukia. Ačiū jums, kad atėjote. Ką praleidom vakarą. Jums meilės ramybės. Ryt geros dienelės, geros nuotaikos, gerų sveikų energijų. Ir ko dar galiu palinkėti žmonėm, kurie
kurie mes viens kitą turim. Ramybės jums. Ramybės ir meilės. Ir labą naktį.